Nu, žiūrėsim, kas čia bus. Oi, jezu, kiek čia tų lingų. Nu, manyčiau, su šitą armiją tai labai nesunkiai turėtų susitvarkyti. Aha, tarp kitko, nedaug mutaliskų pasiusk ir atsako jokio nebus sulaukta, kadangi... Ai, na štai, Toras vienas gal atgabent savo metalinį užpakalį greičiau. Bet kol kas, matom, vienas tankas griuvo, kitas tankas griuvo, trečias tankas griūna, na, žūk. Ai, nu štai, Toras su savo sprogimo banga ištaškys šitas mutalistus. Tačiau matom dabar pasiryžo Vikloberis užpulti su lingais. Ir kaip matom, Helenai šiek tiek bimbinėja, neapsaugo šitą tanko, ką galėjo šiaip seniau padaryti. Na, ką padarysim, viską nesužiūrėsim. Na, aišku, čia, sakyčiau, gan lengvai turbūt Vikloberis susidaroja su šitą armiją. Matom, dar net lingai aplinkui bėgioja, matyt, ieško kažkokio plėtinio, kurį sėkmingai suras. Čia galėtų būti tvirtovė jau būtų vystoma ar kas nors tokio. Ir sulik mano žodžiais tvirtovė yra pradedama vystytis, bet jinai veikiausiai nespės išsivystyti. Ją reiks atšaukti ir pakelti orą. Nebent spės ką nors atsiųsti, Helionai. Manyčiau, kad visgi... Ai, pagraužkit, na jezu, kiek čia tų 10 lingų, tegu jau graužia. Nu gerai. Nenori graužti, tai nenori. Vikloberis irgi savo trečią plėtinį ima. Taip, pažiūrėsim. Ctrl+R, darbininkai 4-0 pirmauja Vikloberis, nieko įspūdingo. O dabar, kai tas komandinis centras įsivystęs į tvirtovę, tai jau bus sunkiau. Lingam faktiškai net neverta bėgti tenais, nes reiks žvėriškai daug lingų. Tarakonai yra kitas reikalas, bet jie kažkodėl, man atrodo, jų greitis nėra išvystytas. Tai pažiūrėsim, kur ta tarakoninė. Taip, tarakonų greitis dar nėra išvystytas, jau 17 minučių. Resursų daugiau nei pakankamas, sakyčiau, galėtų ir jau... Na, nebent jis nesiruošia koncentruotis ties tarakonais Vikloberis, bet ties ko tada jis koncentruojas, mutaliskų jis irgi neturi labai daug. Ir, nežinau, iš tikrųjų armijos neturi jokios dabar stipresnės Vikloberis. Na, kita vertus, jam jos dabar ir nereikia, nes Tichėjasas vis tiek nepuola. Kita vertus, šūdas, kaip čia Toro 5, tankas vienas tankas, na gerai, 2 tankai. Ir, na ką, šitokį baliuką geriausiai taškytų tarakonų krūva, kurių dabar nėra. Matom, eina antras lygis į tų nagų ir šarvų pas lingus, pas zergą mūsų tobulinimas. Ir, nu, žiūrėsim, kas čia bus dabar. Iš tikrųjų, mūsų zargas neturi dujų ir jam reikėtų įdirbinėti labiau dujas. Arba netgi bandyti paimti auksą. Žiūrėsim, kas čia bus. Manyčiau, jeigu jis sugebės atremti šitą puolimą, jam reiktų paimti auksą. Šitą matysim mutaliskai. Na, čia yra nemažai tų raketinių bokštelių. Susidoros gan greit su jais, nes mutaliskų yra tikrai nemažai. Ir tai galėjau pamėginti skristi ir į darbininkų liniją, va čia va vienas šūvis ir kokių 10, ai, pabėgo gaila. Na, komandinis centras, aišku, bus susprogdintas. Toras čia vienas biškį pataškys, tai juos įsitraukit. Taip ir darosi viskas. Čia matom dar 2 gamyklas, matysim, vien mechaniniais vienetais varys šį kartą Tichėjasas. Ir jis ruošiasi pulti antrąjį plėtinį Vikloberio ir jam dabar reiktų šiaip tarakonų. Arba bent jau... Na, mutaliskai nežinau, per kiek laiko susidarotų su 5 torais. Reiktų nemažai tikrai mutaliskų. Dar 8. Iš visų jų yra dabar apie 30. Tai žiūrėsim, kas čia dabar gausis. Matom, tankų jau yra daugiau, 4 tankai. Ir žiūrėsim, ne, mutaliskai per greit visgi tirpsta. Matom, dar porą šūvių, jų jau beveik pusės neliks. Ir, na, gan šiaip santykinai lengvai susidaroja.
kadangi turėjo dar ir tarakonų ir viso kito. Ir aišku dabar, kol Tichėjas susistatys savo mechaninę kariauną, šiek tiek laiko užims. Ir matom, jis pats matyt ketina dabar imti auksą, kiek aš suprantu, nes matau, kad Vykloveris šiek tiek ginasi neblogai. Ir susidaroja su jo visais ir torais, ir tankais, ir ypač Helenais, kurie turėtų naikinti lingus. Ne, šiaip lingų nebuvo per daugiausia. Matom vėl mutaliskai atskrenda, šiaip torai čia pradės susitvarkyti neblogai ir dėja truputėlį blogai suvaldyti buvo ir nuskrido ne ten, kur reikia. Ir gavo skudurus kaip reikiant. Ir šitie torai žus, šitie tarakonai žus. Ir savo ruoštų, na, matosi, nori Vykloveris į karalius, Brunlordus pereiti. Tačiau. Vikingai, aišku, numuš juos pirmų reikalų. Ir, nežinau, labai stinga dujų iš tikrųjų. Vykloberiai ir reiktų ne prie mineralų pervedinėti, o pirmų reikalų prie dujų pervedinėti, nes 4000 mineralų. Čia yra daugiau nei pakanka. Ir jo, bus blogai, jeigu paims Tichėjasus auksą. Vykloberis turėtų tai kuo greičiau kaip nors anuliuoti šitą grėsmę. Na taip, jis bando imti savo trečią plėtinį, bet nežinau, jis iš to tikrai nedaug laimės. Nes 5 gamyklos, kiek jau čia tų gamyklų, siaubas. 5 gamyklos, tai gan sparčiai atpumpuos visus torus, tankus, helenus, bet ką, ko tik nori. Ir na štai matom, ima ir antrą, ketvirtą plėtinę. Bet kaip ir sakau, reikia koncentruotis ties dujom dabar šiuo atveju. Ir nepamiršti purkšti lervų. Nes, kiek matau, dabar kiaušiniais neaplipia mūsų pastatai, tai yra blogai. Ir lingai irgi yra nesuper, kaip matom, vienas karalius skrenda. Ok, vienas karalius. Ai, nu gerai, galim pakalbėti kol kas apie 1-4 pačią. Vėlgi mūsų parazitai yra šiek tiek prislopinti. Darys dabar nebe 30, ne 36, o 30 žalos tiem pėstininkam ir visam kitam lengvajam šlamštui. Bet vienu žodžiu, kas blogiausia, manau, kad neuroparazito veikimo nuotolis yra sumažintas nuo 9 iki 7. Tas bent jau prieš protosus bus labai šlamštas, nes iš tikrųjų ir taip būdavo sunku. Nu, bent jau man, kaip lamai, sunku prieiti neiškepus nuo kaliošų, į milžinų, vienu žodžiu, ir ką nors užvaldyti. O dabar dar plus ir galės tamplieriai savo tą feedbacką naudoti. Nu, vienu žodžiu, labai jau baisiai čia viskas atrodo. Nu, pažiūrėsim, gal ir į naudą. Taip, matom, labai sparčiai tirpsta na, gal nelabai sparčiai, bet vis tiek tirpsta gyvybės pas šitą veisyklą, o mes matom 2 brudlordai varys į pagrindinę bazę ir 3 brudlordai karaliai, kitaip tariant, saugos plėtinius. Matom, 2 plėtiniai bus anuliuoti. O gal ir verta buvo detaliau daryti, čia kiek kraujo, kiek čia visko. Siaubas, jo, jeigu pasidariau detaliau, tai reikia dabar pasimėgauti detalėm. Na, aišku, čia kol tos karalius numuš kas nors, tai čia metai praeis. Taip, pažiūrėsim kaip sprogs Toras, kuris nesprogo gaila. Taip, pažiūrėsim kaip karalienė sprogs. Štai, taip, lingai prieš Helenus yra absoliuti nesąmonė. Ir, na, brudlordai dar bent kažkiek, tai šioks toks, bent jau pasipriešinimas. Ir iš tikrųjų, toram, tos 2 brudlordus, matom 4 torai, kiek čia 3.2 brudlordus, ir velniai žino, kiek laiko tašką. Ir tai yra, sakyčiau, gana absurdiška. Mutaliskai, jeigu būtų padarę, skriskit arčiau, nu kaip čia, blogas mutaliskų dabar valdymas, kita vertus lingai čia viską padės sutvarkyti.
matom ir tankai, ir viskas žūsta, bet Toras jau, Toras, tai yra Tichėsas jau turi auksą, jau turi dar 2 plėtinius ir, na nežinau, iš tikrųjų jis dabar, jo įplaukos yra kur kas, ne kur kas, o 2 turbūt kartus didesnis, tai pasižiūrėsim. Ne 2 kartus, bet tuoj prasidės, kaip čia pasakyti, įsispirsta visi dalykai, va, matom. Matom lingai paskutinis desperatiškas šuolis. Na, žodžiu, nepavyko išsiplėsti Vikloberiui ir dėl to jis pralaimėjo. Bet šiaip jis gan neblogai tvarkėsi su Tichėjos armija. Tik kad kai kuriuose aspektuose silkinėjo, kaip ir sakiau, tarakonų greitis buvo neišvystytas. Kas, kad ir trumpai tu jas naudosi, bet vis tiek gan padeda iš tikrųjų. Ir manyčiau, prie tų pačių karalių buvo galima kur kas greičiau pereiti, negu kad buvo pereita. Ir ypač dar žinant tą faktą, kad pačioj pradžioj, kad ir bandė Tichėsas paspausti su Helenai su šitą plėtinį, jam visiškai tai nepavyko. Ir, na jo, gaila, kad pralaimėjo mūsų zergas. Ir gerai, bandysim ką nors kitą ieškoti.